Visiems geros dienos. Šiandien darysim tokį greitą, skanų desertą. Čia turim visko, ko mums reikia. Krakmalo, šokolado neturit, nedėkit, migdolo neturit, nedėkit. Iš pradžių įsėdam kukurūzinį krakmalą. Miltų, biskitų kepti. Ir užpilam apie 100 gramų pieno, 150. Ir viską tą išmaišom. Maišysim su mikseriu, greičiau bus. Viskas. tą turim paruoštą. Dabar eisim prie katlo, tą litrą pieno supilsim į katlą ir kaitinsim. Čia pilam pieną, mums užvirinti nereikia po kol kas. Mūsų pienas šyla, sudėm cukrų, kai ištirptų. Cukrus ištirpo, dedam šokoladą. Įpilam ekstrakto vanilės. Kiti nepila, sako, kad užtenka skonio šokolado, bet patikėkit, bus skaniau. Nu, beveik ant užvirimo yra. Mes dar čia dadėjom tirpstančius kavos su aukštelį dėl skonio. Ir dabar po biškį pilam, kad mūsų mišnikų darim. Pastoviai maišom. Dabar, kai užvirs, minutę paverdam, įjungiam lauk. Tai matot, kas gavos. Gavos labai neblogai, vieną masę, gan tirštą. Ir viskas tuoj pradės burbuliuoti. Ir mes imam žemėn. Viskas jau pradėjo burbuliukai. Daros labai greitai. Jau čia pilnai verda. Įjungiam lauk. Nu ir dabar mes juos išpilstysim. Kol dar karštas. Į tokius Nu, dabar įdėsim biškį obuolių marmelado. Ir čia turim migdolus. Neturit, nedėkit. Po 2-3 migdoliukus. Ir dabar būtinai uždengsim gali su plėvelė. Aš pasirašiau tokį šitai, kad nebūtų susisiekimo su oru. Nes juos paliksim čia ant stalo katram tai laikui, pusvalandžiui, ir paskui dėsim į šaldytuvą, kai jie pilnai atšaltų. Tai va, praėjo 3 valandos.
Plėvelė neužsidengė, tol kad buvo uždengti. Va, prašau, kokį desertą turim. Nu ir žiūrim dabar, kaip čia gavosi. O čia gavos vieną pasaką. Tai va, visiems skanaus ir kas laikė iki sekančio. Ate.